Man Jurijus leido šnekėti, tai aš šneku toliau. Ne, jukau, ką norėjai pasakyti? Mes šiandieną kaip ir pradėjom apie tą pasaulio pabaigą šnekėti ir turim svečių iš žaliųjų judėjimo. Tai aš norėjau jums pasiūlyti dabar tokį variantą. 30 sekundžių kameros. Pasakykit žmogui, mūsų žiūrovui, ką jis asmeniškai gali padaryti, kad sumažintų pakeistų šitą situaciją bent truputį asmeniškai arba bent jau savo galvoje. Pradėsi? Ne, tai tu šiek. Aš manau, kad žmogus norėdamas padaryti gerą savo ir savo vaikams, į savo ateičiai, tai turėtų telktis į save panašius žmonės, nežiopsoti, dalyvauti aktyviai, kai yra, sakykime, ginami miškai, ežerai, kai yra norima genetiškai modifikuotus organizmus įdėkti ir taip toliau. Tiesiog nebūti abejingam ir taip pat ieškotis bendraminčių ir aktyviai veikti. Kito kelio nėra. Va, tai čia pirmiausia, nebūk abejingas ir pradėk nuo savęs. Gerai, ačiū. Labai malonu buvo. Ačiū. Ačiū Jums. Dėkui. Ačiū. Sušylę visi. Žinokit, pas mus tikrai visuotinis Tikrai, atšilimas. taip. Tai viso geriausio. Stadijinis atšilimas pas mus vyksta. Žiūri multiką. Apie tą patį. Apie... Kas yra global warming, kadangi čia taip prabilom. Tas buvo vienas apie nuklearų Jo, o čia yra toks tipo paaiškinimas. Elas Goras turėjo didelę akciją apie global warmingą ir paskutinėme Simpsonų filme, jeigu matėt ten sceną su Lys, tai ten yra parodija būtent tos akcijos ir to šou, o čia yra dar vienas su El Goru parodija. Aš parduosiu savo mašiną. Stand by for a terrifying message from Al Gore. Hello, I'm Al Gore, and I'm here to scare you about global warming. If we don't take immediate action, our planet, Earth, will become a deadly smog ball that chokes out all human life. Good! More beer for the robots! Quiet, Bender. We're melting the polar ice caps, brewing killer hurricanes, poisoning the air with noxious gases. Look, it's all in my movie. You're in a movie? What do you play? A burned-out cop? A streetwise pimp trying to save his little brother from the dog life? Yes, I play a streetwise pimp with a hybrid pimp-mobile. Boring! It's not boring. I'm trying to save us all from certain death. Even though it's dead. Let's talk more Mes galėjom action. taip daryti. You want action? Here's some action. Boring! An inconvenient truth. The movie that will make you feel like you should probably do something. And don't forget to recycle. Tai va, apie organizacijas ir visus šūdas. šūdus. Tai tada visi turi grėtis mūsų iš rankų konkursą, kažką daryti. per kurį jūs galite laimėti pakvietimus į Skalviją, siūsdami atsakymus į klausimą, kas kaime keliasi anksčiausiai. A. Ožkos, B. Kalakutai, C. Gaidžiai. Jeigu žinote teisingą atsakymą, A, B arba C raidelę, siūskite numeriu 1351, SMS kaina 1 litas ir laimėsite pakvietimus į Skalviją. O realiai, bet ką jūs padarysite? Jūs kažką pasistengsit, kažką pakeisit? Aš esu indiferentiškas dėl tos pačios priežasties, kaip ir jūs. Nu, ką? Jūs nevažinėsit su savo mašina, išjungsit teliką gal netyčia. Ne? Gal šaldytuvo, žinai, laipsniukus gal sumažinsit kažką. Nieko, tai o ką parintis? Jeigu pabaiga yra tokia, tegul būna. Traukit alkoholį, neškit bobas. Visai ne. Aš tada pasaulio pabaigoje atsistosiu ir dainuosiu žaliųjų himną. Aš esu žalias. Tai va, tai jeigu nustotų Bet mylėtis, žinok, jeigu būtų pasaulio pabaiga, tau būtų... Ups. Ne, man... Nes žinai kodėl? Žinai, man padidėtų užsakymai, aš uždirbčiau daug užsakymas, tave dulkintų 50 procentų Lietuvos moterų, tu mirtum uždulkintas. Ups. Tiesioginė prasme. Man tai patinka.
Bet žinai, kad labai įdomus dalykas, pavyzdžiui, Kolumbijoje žmonės tūsnasi kaip, jeigu rytoj pasibaigtų pasaulis. Taip. Nes yra toks jausmas. Žinai, kad, nėra ateities, nėra vilties. Ir savo tą Kolumbiją, jeigu tau taip nepatinka Lietuvoje. Man čia patinka, aš dėl to bandau dabar gyventi žaliąjį gyvenimą. Man visą laiką taip sako. Šūdlenkis, varyk į Lenkiją, jei nepatinka mūsų ten Vytis ir trispalvė. Debilai kažkokie. Bet Vilnių vis tiek gintum, ne? Ką? Vilnių gintum vis tiek, sakai, per atominį karą. Ne. Ne? Ką darytum? Aš? Taigi sakė, sprogdinti. Bėgčiau, sako. Aišku, kad bėgčiau. Ne, aš tai tikiu, kad jis pirmas susprogintų Ignaliną ir sakytų, Aš mūsų šaliai nieko neskolingas. Ir aš tu. sumokėjau tiek daug mokesčių, kad jie man negražins šito niekada. Kebra, žinai ką, aš parduodu savo mašiną. Subaru Veriksas 2003 metų. Ignalina važiuoja nerealiai hebrytę. Aš noriu pirkti hibridinį, ekologinį arba važiuosiu su... Aš jums parduosiu brangiai, nes tai yra mano taška. Galit man rašyti į Jurgis @MTV, jeigu susidar savo žmonos krūtis, nuotrauką padarysiu 5000 litų nuolaidą. Laukiu skambučio. Jis padarys atsit kažką gero, parduos kitam, kad tas kitas su ta mašina važinėtų. Variksas gerai spaudžia, daug meta dujų į gamtą. Pirkit. Aš tai gerai jausiuos, o tu jausies kaip... Matėt, ką jis norėjo man padaryti? Matėt? Jis norėjo man dūdą įkišti subinę. Kad nebetektų dujos iš tavo užpakalio, žinai. Čia jau gūdu, čia jau fainai. Gerai, aš padariau gerą darbą, ką jūs padarysit? Aš išjungsiu tą minėtą didžiausią pakrovėją. Davai teliką savo išjungiu. Aš jums. Vo! Skaitykit knygas, TV grotuvų. Ir dar reikia padaryti taip, kad šitos raudonos Galim gal biškį iš visų čia sumažinti. Ir kameras išjungiam. Mažinam. Davai gal ir 2 kameras išjungiam. Davai lieka tik vienas Tomas. Tuo mes išjungsim pirmą. Gerai, ką tu darysi? Dabar tik šitas liko. Nieko, arklį užmušiu. O ko, arklys čia tau Kvepuoja. Ryžė, ką tu darysi, kad gerint pasaulio padėtį? Bent jau prisidėsi prie priedainį žaliųjų. Aš tai galvoju, kad... Aš tai galvoju, kad tu nusidažysi plaukus žaliai ir tie plaukai skleis degonį. Tinka. Aš galiu Aš lašyti gėlę. negalvoju, bet jį tikrai dažusi plaukus. Jo, davai. Aš tai nežinojau. Į mane pažiūrėjo kaip... Ką nežinai? Jį natūraliai. Tai nebesidažysi, ne? Dėl gamtos. Ne, aš tai sakiau, kad vietoj tualetinio popieriaus naudosiu. Naudosi dienraščius? Vajas. Jo, gerai. Savo užpakalį trinsi tuo. Bet tada čia analinis seksas turėtų pakengti biškį. Nu, Hebra, baikit. Ką? O ką tu darysi dėl gamtos? Aš visą laidą laišiau gėlytę. Taigi eik mėgoti. Palaistyk dar gėlytę. Šuniuką pavidžiokį. Paganas pacifistas. Eik lauk. Tu gyvulį. Kad čia išjungsiu šviesas vėl, nes čia biškį tamsoko. Jungiam šviesą. Tai gal mes per traukėlės tą šviesą įsijungiam.